Nacionalinė žemės tarnyba ragina asmeninio ūkio žemės arba vadinamųjų 2–3 hektarų naudotojus įteisinti šią žemę. Tarnybos duomenimis Lietuvoje asmeninio ūkio žemės naudotojų yra apie 300 000, iš jų maždaug 10 000 dar nėra privatizavę šių sklypų. Tai trukdo baigti žemės reformos darbus, kuriuos kaimo vietovėse numatyta atlikti iki šių metų spalio. Asmeninio ūkio žemė arba vadinamieji 3 hektarai kaimo gyventojams suteikti dar 91-aisiais. Prie pat Vilniaus prigludusios Zujūnų seniūnijos sklypeliai trūkstant žemės smulkesni 20–30 arų, bet jie irgi skirti ūkio veiklai. Ar asmeninio ūkio žemė naudojama pagal paskirtį, jau 3 metai tikrina žemėtvarkininkai. Čia taškas. Tai šitas yra naudojamas asmeninio ūkio žemės sklypas. Ir šis nušienautas ir kitas gyvenvietėje esantis sklypas su vaismedžiais pripažinti, kad yra naudojami neapleisti. Toliau bus tvarkomi dokumentai juos privatizuoti. Šiuo metu asmeninio ūkio naudotojai ganėtinai intensyviai teikia prašymus asmeninio ūkio žemiai, nori įsiteisinti. Asmeninio ūkio žemės sklypai projektuojami žemės reformos žemėtvarkos projektuose, o parduodama pagal rinkos kainą. Patikrinimai vyksta beveik kasdien, išvažinėjom ir tikrinam vietovėje ir labai daug yra nustatoma nenaudojimo žemės sklypų ir surašomi administracinės teisės pažeidimų protokolai nenaudotojams. Dabar asmeninio ūkio žemė užima kone 600 000 hektarų. Sklypais naudojasi daugiau nei 300 000 žmonių. Dauguma jų šios žemės iš valstybės įsigijo už simbolinę dar 91-aisiais nustatytą kainą. Maždaug 10 000 asmenų dar nėra privatizavę 15 000 hektarų šios paskirties žemės. Daugiausiai tokių atvejų prie Kauno ir Klaipėdos. Žemės tarnyba ragina šių sklypų naudotojus suskubti juos įteisinti iki šių metų spalio, kai turi būti baigta žemės reforma kaimo vietovėse. Piliečiai jie labai vangiai tvarkosi tą žemę ir tai, kad didelė dalis yra emigravusių, taip pat senyvo amžiaus žmonių. Mūsų skyriai parengia sąrašus, kurie naudoja, kurie nenaudoja ir tada išsiunčiami yra laiškai, kad būtent tu esi naudotojas, pripažinstam, kad tu naudoji, todėl prašome įsiteisinti. Asmeninio ūkio žemės sklypai projektuojami reformos projektuose, už patį projektavimą apmoka valstybė. Nustačius, kad žemė nenaudojama asmeninio ūkio poreikiams, ji priskiriama valstybės žemės fondui. Tarnybos duomenimis iki šiol 2000 asmenų jau neteko asmeninio ūkio žemės.